Sveiki, Ledo Ritulys LT podcast'o žiūrovai, vėl mes sugrįžtame į jūsų YouTube kanalus, gal ir televizorius kanalus. Ir šiandien šalia manęs vėl Edgaras. Labas, Edgarai. Sveiki. Artūras. Sveiki. Latviškai gali dar pasisveikinti? Čiau. O čia rimtai taip sveikinatės? Taip. Gerai, tada čiau. O atsisveikinat kaip? Irgi čiau. Linksmai pradedam. O šiandienos mūsų podcast'o svečias, ar galiu sakyti, kaip sakyti, buvęs ledo ritulininkas? Man kažkaip, ledo ritulininkas turbūt yra visą gyvenimą ledo ritulininkas. Galima ir tai pasakyti, bet, kaip ir buvęs jo oficialiai. Arnoldas Bosas. Arnoldas Bosas. Kirčiuosiu taip. Arnoldai, sveikas, atsisėdęs į mūsų podcast'o svečių kėdę. Aš tau sakiau prieš pat podcast'ą, apie ką maždaug kalbėsime. O kai tave Edgaras pakvietė į podcast'ą prisijungti, pakalbėti, ką jis tau minėjo? Klausė jo, kokiam temom šnekėsit. Tu pasakoji? Ne, aš parašiau, susirašėm, pasiūliau tokį variantą ateit pas mus, pabūti svečių, papasakoti apie savo gyvenimą, karjerą, tai Arnoldas iškart sutiko be jokių klausimų. Buvo kilęs klausimus apie ką, sakau, improvizacija. Tai mane sudomino, aš kaip tau sakiau, dar prieš pat kameroms įsijungiant, mane sudomino tai, kuo tu pasidalinai, kai baigiai ledo ritulininko kaip profesionalo karjerą. Aš tai puikiai dar atsimenu, kad įdėjai video medžiagą, tai yra iš savo žaistų rungtynių, paskutinius metus žaidėjai Vokietijoje, taip? Taip, paskutinius. Taip. Ir buvo patirta trauma ir baigėsi tą karjerą. Bet ir taip ir repaustinau tavo įdėtą reelsą ir parašiau, kad visgi yra gyvenimas po ledo ritulio. Tai koks tas gyvenimas, kuo jisai prasidėjo, kai tik baigiai, su kuo iš karto susidūrei? Žinoma, kad yra visų pirma, sveiki visi. Labai ačiū už pakvietimą. Tai mano pirmasis podcastas. Neatrodo. Ir tikiuosi ne paskutinis. Taip, nuo ko čia pradėti? Gruodžio 17 bus 2 metai, kai patyriau traumą. Ir dar net paskutiniai tokie skauduliukai dar buvo išlindę prieš savaitę gal. Dar gal nebuvau tiek išliūdėjęs ar išgėdėjęs, vis tiek tai buvo viso gyvenimo meilė, pirma meilė. Aišku, paskui šeima atsirado, bet šeima keliavo kartu, tai tiesiog mėgausi gyvenimu, mėgausi ledo rituliu. Labai patiko man ta sistema, sezonas, vasara polsis. Rinktinė, tada polsis, rinktinė sustinki su bičiuliais nuo jaunystės, kiekvienais metais. Ir vasarą papoilsiauji, pradedi ruoštis ir vėl. Ir kažkaip žmonės klausinėjo, kaip čia neatsibosta, tai aš kiekvienais metais vis jaučiausi gerin ir atrodė, kad vis labiau noriu. Atrodė, kad kaip tik žemyn, o aš kaip tik vis aukštyn. Tai link traumas einant ten 3 metai, 2, aš iš viso tokiam pike pradėjau jaustis, galvojau, kas čia bus, kas čia nutiks. Ir buvau integravęs jau tuos fascijos manevrus, apie kuriuos tai pakalbėsime, bet tiesiog įterpiau kaip ir kitus dalykus, kur salė, bėgimai, treniruotės, prie šitų visų galvojau, dar porą ekstra įterpsiu. Blogiau nebus, aš mėgdavau iš visų kampų susirankėti ir žiūrėti, kaip mano kūnas, tikrai rūpinausi savo kūnu, prižiūrėjau, tai dabar. Ir tikriausiai mane ruošia šitam posūkiui gyvenimo, nes kaip tik mano numeris irgi 33. Taip. Kaip ir prijaučia Mindaugas. Irgi kažkaip jaučiau labai tą numerį ir paskui man
suėjo 33 metai, kaip tik tą sezoną paskutinį. Bet tu nežinojai, kad jis bus paskutinis. Nežinau, Taip, tai aš galvojau, 33 numeris, 33 metai, jaučiuosi, ta prasme, nuostabiai, NHL-as. Dar visko gali būti. Nu, galvoju, kas čia bus, tai toks, netikėtai buvo trauma. Kas nutiko, kas tai buvo per traumą? Kai angliškai sakosi blindside hit, tai vidury aikštelės, pilnu greičiu, laukiau paso iš gynėjo, mačiau periferinių matymų, kad kažkas yra, gal momentas ir gal nereikėjo gynėjai duoti ir tuo momentu mane pasigavo iš nugaros į petį, gausi 360, kritau ir pajaučiau, kad viskas, kažkas kitaip negu visada, nes visai kažkas nutikdavo ir aš labai greitai recoverindavausi, aš ten 10 metų buvau praleidęs gal porą varžybų, didelių traumų neturėjau per visą karjerą. Bet pas tave su pečiais, man atrodo, anksčiau būdavo kažkokia? Nieko, ne, aš net tokių ten patempimų šone. Bet tai buvo petys, trauma, petys? Raktikaulis. Okay. Čia kur laiko raktikaulis, taip. Į vidų įlinko, net nelūžo, o įlinko. Nusimovė nuo šito viso jointo, kaip sakant. Kaip supratai, kad jau nebetesi? Kas buvo tas? Nes turbūt pats žinai, kad yra daug visokių atvejų, kad grįžta, netgi po sunkių traumų, vis dar grįžta, bando, o tu nusprendai, kad kaip ir... Ar buvo kažkas asmeniškas, jeigu gali, aišku, pasidalinti? Galiu, žinoma. Ja. Tai prieisim. Tai pirmiausia tiesiog buvo kitoks jausmas, garsas, nukritimas, kad kažkas tikrai man sulūžo kitaip ir turėjau didžiausią skausmą gyvenime. Ten dar neskaitant, kad daktarai nesugebėjo pamatyti iš pradžių, kas man. Mano kaulas įlinkęs į vidų, jie padarė skeną. Kaip tas rengeną paprastą padarė? Ne, niekas nelūžęs. Laikė, sako, gali namo varyti, atvarysi ryte. Bet čia Vokietijoje viskas? Jo, Vokietijoje tokie. Nors prieš tai išvežė mane su greitaja ir galvoju, gerai, kažkas gal grįžau namo. Nuskausminamųjų buvai gavęs gal ir taip. Tai grįžau namo, bandžiau, taip išsimego, grįžk ryte pas. Tai grįžtu mėgot namo, guliu, man spaudžia tenai, viskas. Negaliu kvepuoti, ne taip, kažkas ne to, kaip galima nepaleisti. Pasikankinau, kviečiau taksą atgal į ligoninę, sakau, žinokit, čia kažkas ne to, jūs čia mane. Tuščia ligoninė, žinot, kaip prezidentai iš serialas. Jie tenai aptarinėja, ką čia jam padarius, ką, po kažkurio laiko sugalvojo, padarom jam CT skeną, kur tada jau ten ar viskas vietoj. Taip, jau turi gali pasižiūrėti rimčiau. Tai po CT skeno už galvų skambinti, kviesti, veža į kitą ligoninę, iš karto operuoti, kaulas prie arterijos, tiesiog galėjau nukraujuoti ir taip laisvai vaikščiau be to, tai tada ten jau pasiruošę buvo ir kraujo perpilti ir visko, ir tada jau narkozės laukiau. Tai taip užtruko maždaug 20 valandų gal nuo to įvykio iki kol mane operavo. Tai pirma mintis jau buvo, supratai, baigta. Jo, ir tada ligoniniai jau tenai laukia tos operacijos, nes skausmas buvo ir kad jau, kai man tenai davė, jau uždėjo. Kaukę uždėjo, sako, jau toj, tai aš toks, greičiau ir užmigau. Tai atsikėliau, aišku, ligoninę, turėjau laiko, kas čia vyksta, iškart pirma mintis, kad viskas baigiu. Ir tada kažkelių dienų, tai turbūt tikriausiai pirma suveikė širdis, kad jau baigiu, tada protas, ne, tai ką tu čia, taigi visi
visi sugrįžta, taigi čia, kiek sakė, 3 mėnesiai ir tipo sugrįši. Aha. Tada kažkaip 6 mėnesiai ir man ten nieko labai negerėjo Tai buvo nustatyta, kad tiesiog nestabili klavikula, kai jau sugijo po 6 mėnesių ir, jeigu noriu, galiu dar kartą pasidaryti antrą operaciją, bet negarantuoja, kad bus gerai, ar kad pilnai sugrįši, ar kad kažką, Bet kažko buvo tvirtinamas tas kaulas? Ar... Ne, jie tiesiog jį atstatė ir tipo sugis. Bet tau nedarė antros operacijos? Ne, tai aš jau viskas, sako, sugis, aš pačios vaikštų, jaučiu, kad man ten nukliba, tai nepilnai, tai sako, dar palauk, palaukiau, paskui, žinokit, čia taip gavosi ir ką, ir tada jau buvau vis tiek apsprendęs, vėl grįžau, jau link to jau, kad vis tiek kaip ir nebegrįšiu turbūt, bet tada jau fiziškai aš jau nebegalėjau oficialiai ir negaliu. Ir gultis vėl nenorėjau ir nenoriu. Tikiu, kad su mano to fascija, kuo aš užsiemu, ką darau, kūnas gali prisitaikyti, adaptuotis. Jis nebus idealus, perfekt, nes pas mane buvo vienas iš tokių idealizmas, kaip čia dabar mano petys, reikia lyginti, viską tobulinti, ten tas fascijos darbas, viskas, kad gali prisitaikyti, galiu funkcionuoti pilnai, viską daryti, bet nebe iki tokio limitų kario, kur vėl toliau savo kūną išnaudoti, kaip sakant. Tai iš esmės mūsų žiūrovai dabar girdi tą žodį stebuklingą, fascija. Taip. Ir mes nuo to ir pradėjom, neįrašėm, bet galiu papasakot, kad vos tik tai įžengęs svečias į studiją, sako, atsipalaiduokim truputį prieš filmavimą, įtampą nuleiskim. Ir jeigu kiti žiūrėtų mūsų, tai visi sakytų, čia reikėjo tiesiog apsikabinti save. Bet tas turi truputį dar platesnę reikšmę. Tai kasgi yra ta fascija? Ar tai yra tas fascija metodas? Kas tai yra? Ne, fascija nėra metodas, fascija yra jungiamasis audinys, kurį mes visi turime po savo odą. Jis yra toks kaip voratinklis, kaip tinklas. Kaip tinklas, grinai kaip kostiumas. Ir jisai nori būti elastinis, judrus, hidratuotas, gauti deguonės, nes kitaip jisai kūnas, ta fascija stingsta jinai. Jeigu nuo daug sėdėjimo, jinai labai prisitaikanti. Jeigu tu daug sėdėsi, jinai labai tau gražiai pagal tavo sėdėjimo formą taip ir prisitaikys, bet jeigu tu norėsi jau tada judėti, vaikščioti daryti, tau jau kažkaip nebepatogu, jau tenai. Taip trumpai, bet pradėsiu gal nuo to aspekto, kad dėl tų sportininko įtampų, nes aš galvau, kad neturiu streso. Aš gerai jaučiausi kaip sportininkas, mental ir taip kažkaip to fizinio aspekto ir pilnai to stresinio kažkaip. Tai tu ir neturėjai jokio, kai gerai jautėjai, tu ir neturėjai jokio pagrindo pradėti ieškoti kažko tai papildomai. Tai taip, bet pabaigęs ir įsigijęs čia laikroduką, kuris seka mano miegą ir stresą ir kas ten vyksta viduje. Biometrikos visas. Jo, supratau, kad aš net ir nedarant, man ten kūnas jisai įsitempęs, tai supratau, tyrinėjau giliau, kad mes tiesiog sportininkai tam flight fight mode, kūnas visą laiką pasiruošęs, kaip prieš traumą ėjome į varžybas, tai treneris sako, einam į karą ir visą laiką įdom į karą. Tai Man dabar, kai tu pasakoji apie tai, aš prisimenu apskritai tokius vaikus, paauglius, kokie 13-15 metų ir kaip jie daro apšilimą ir jie iš tiesų vis laiką tokie, žinai, kaip sulaužyti ir susikaustę prieš varžybas, irgi lygiai taip pat. Ir aš net ir savo sūnui, kuriam dabar yra 14, visą laiką
aš pats krepšinį žaidžiau, žinai, nežaidžiau ledo ritulio, bet visą laiką sakydavau, kad jeigu krepšininkas nueina kažkur tai šokti ten į klubą, tai jis ten, žinai, jo tokie laužyti judesiai, gal ten dėl kokio ūgio, bet žiūriu, kad ir ledo ritulininkas toks pat. Irgi lygiai taip pat, nepaisant, kad jam jau normalių džinsų negali nupirkti, ne, dėl kojų, bet irgi aš jam sakydavau, tu, sakau, žinai, tu atsipalaiduok, pašok prieš rungtynės truputį, ir tu, žinai, ten gali žiūrėti, gali nežiūrėti, gali išeiti iš kambario, vis tiek tai nevyksta. Tai sportininkas, kaip tu sakai, visą laiką yra... Pasirengęs, kūnas saugos, įstaigus judesiai, jisai visą laiką... Nes fizinė kova. Tai... Ir va, tyrinėju, tai nėra taip paprasta tiesiog atsipalaiduok, kaip sakai, kaip atsipalaiduoti. Žmonės būna nulėti. Man kai pasako atsipalaiduoti, aš dar labiau įsitempiu. Kitaip neveikia. Tau kitaip Artūrai veikia? Tai aš kada lipu ant scenos, man visada prieš scenos. Ai, beje, jūs turite šitą bendro, jisai didžiajauja. Aš kaip hobis irgi. Bet, žinai, reikia išmokti šitą savo įtampą naudoti kaip galimybę. Ir jo paversti savo į naudą. Transformuoti. Taip. Ir tada viskas vyksta. Nes prieš kiekvieną lipimą, taip pat prieš kiekvieną, kada aš žaidžiau irgi hokėjų, kaip ir, kas tai tarp savai žaidžiam. Bet vis tiek viduje yra tas, kad tu nori parodyti, nori nebūtų tas paskutinis. Aš kortom žaidžiu, vis tiek noriu parodyti, nebūtų paskutinis. Bet kaip visada, kol tu jau tas ritulis jau yra ant ledo, tu pats esi viskas, ta įtampa, jau viskas, jau dingsta. Tu jau esi jau tam žaidime. Bet va ta pradžia, kai pradėti, tai yra labai sunkiai ir tu turi tikrai su savim tiesiog nusiraminti, pakvepuoti ir viskas. Arnoldai, tu man pasako iš viso, iš kur tai atsirado tavo gyvenime? Kaip iš kur? Fascija, jo. Nuo ko pradėjo? Tai aš tiesiog Instagram'e pamačiau, įdėjau prie savo kitos rutinos ir aš dar visai porą metų integravau ir dariau. Ir aš vis geriau jaučiausi, aš tampiausi, paprastus tempimus dariau visą gyvenimą. Tikrai, nuoširdžiai, kiekvieną dieną man tai buvo, prižiūrėjau ir įdėjus šitus, kelis ten manevrus, net nebuvau, net pilnos programos visos nežinojau, tiesiog kelis integravau, aš lankstesnis pasidariau, iš karto mobilesnis, labiau atsipalaidavęs, kaip sakai. Bet nesupratau, kad čia kažkas bus mano vėliau, ar tiesiog faini kažkokie judesiai. Tai ir tas įsitempimas, tai būna žmonės į salę eina, visur eina, mes tokie net ryškus, gražus, stiprus, bet tai nereiškia, kad esam labai sveiki ir labai gerai jaučiamės, nes vis tiek kūnas įsitempęs, o visas tas plastiškumas, kaip sakoma, flow, kaip banga, būk, tai kyla nuo kaip tik kūno atpalaidavimo. Taip. Kaip tik atpalaiduoti, pirmiausia, tu jį ruoši, atpalaiduoji, paruoši visą sistemą ir tada tu jį gali stiprinti, o ne iš karto įstiprinti ir tada mes pasidarom tokie. Kuo labiau kūnas įsitempęs, to ir traumos tikimybė didesnė yra. Taip, tai šitos yra, kad mes paskui treniruoji pavienius raumenis, o fascija yra visa sistema, visa kūno sistema. Pirmas impulsas eina į fasciją, tada eina į nervų sistemą ir į smegenis. Judesys eina pirmas impulsas per fasciją. Visa struktūra, kas galvojat laiko kūną žmogaus? Kaip eina skeletas, o kaip kas? Raumenis, ne? Taip, bet ant kur raumenis, kaip ant kur ant žemės atsistoja, kaip skeletas stovi. Tai kaulai iš vis viens kito net neliečia. Kabo ore, sujungia su. Tai struktūra iš vis yra visa fascija. Pačioj fascijoje plaukia raumenis, kaulai, organai, sausgyslės, nervai, viskas yra apgaubta tos fascijos ir jinai kontroliuoja viską. Man skamba kaip lyg tai būtų kažkoks tai skydas. Taip, vadinu mūsų super kostiumas, kuris mes turime ir juo nesirūpiname. Jis paprastai tiesiai tampant ar tiesiai stiprinant, jisai neatsipalaiduoja. Jisai atsipalaiduoja, šitas super kostiumas, būtent rotacijos principų, kai kūnas rotuojasi arba viena galūnė, koja arba ranka rotuojasi į priešingą pusę su kvėpavimu ir lėtu judesiu. Taip, nes
prieš pat podcast'o įrašymą, tu mums liepėjai pasisukti koją, sukryžiuoti, mes parodysim vėliau ir pasidalinsim tavo video. Ir, tu padarėjai, ką tu pajutėjai? Na, visų pirma, aš pirmą kartą gyvenime. Atrodo, kad išsigandai pradžiai. O kaip buvo iš tiesų? Ką pajutėjai? Ne, tai kaip pasakė apie tai, kad reikia biškiai nervus nusiraminti, galvojame, mes čia visi apsikabinsim, į ratą atsistosim, žinai, kaip ledų ritulė, atsistoji į ratą, apsikabini. Bet dar labiau susinervini. Dar labiau įreini, ne. Viskas fainai ir patiko, ir nauja, kažkas naujo, ir naujos emocijos, ir pojūčiai gal kažkokie nauji. Nors ir mes čia padarėm, tai labai trumpai. 10 sekundžių čia buvo. O kiek trunka įprastai, kiek trunka tokia yra praktika? Daug manevrų. Manevras gali trukti nuo pusę minutės iki kelių minučių ir daugiau. Ir tai va ten sesijos, tarkim, mano trunka po 1,5 valandos, nes tu nori vis tiek. Manevrai yra kiekvienai kūno daliai. Nuo pirštų kojų, kelių, klubų, pečių, rankų, alkūnių, plaukų, veido, ausų. Visur yra kostiumas visas po... Man asmeniškai, kaip žiūrėjau tavo įkeltus video, arba čia pabandėm, sakykime, tas 10 sekundžių, kaip tu palygintum su meditacija? Tai aš pažįstu, kas yra meditacija, nes po traumos nėriau į save, į savo pažinimą. Taip. Tai bandžiau ir meditacijas, ir kvėpavimus, visokias mantras. Tai čia yra viskas viename, tu per fizinį aspektą, fizinį kūną, rotuoji, tu būni čia ir dabar, tau nurimsta tavo protas, turi plečiasi sąmonė, turi būti čia, turi galvoti, kaip čia sukti, ką, kvėpuoti ir visa tavo sistema nervų iš karto raminasi. Čia pirmiausia, čia daug naudos, bet visų pirma, tai yra raminam nervų sistemą, kad kūnas galėtų gyti. Kūnas gyja ar funkcionuoja gerai, kai jis yra nestreso būsinoje. O mes streso būsinoje esam didžiąją dalį dienos. Ar geras stresas, ar negeras, jis yra vis tiek stresas ir laimės stresas. Bet jisai tada mūsų užkylės ir mes visi labai... Įtempti. Sudaro įtampos kūne. Tai mes mokinam ir reguliuojam savo sistemą nusileisti. Tai nuleidom trumpam, vėl užkyla, tada vėl tu darai manevrą, darai kasdieną po porą kartų, kaip integruoji, tu vėl nuramini sistemą, vėl situacijos vyksta gyvenimas, tu vėl ramini. Tavo sistema prisitaiko, išmoksta ramintis, tada vyksta gilios situacijos aplinkų ir tu išmoksti nereaguoti iš karto į tai, nes automatinis mūsų reagavimas taip, ar ten pykti, ar rėkti. Emocijos. Tai tai aspektas, kad čia liečia ne tik fizinį kūną, tai liečia emocinį kūną, nes toj fascijoje yra užstrigusios, neišreikštos emocijos. Mes turėtume kaip vaikai, kažką gavai, apsidžiaugiai, išreiškiai, rūgštų, susiraukiai, supikai, tam tikrais momentais. Ir paleidai. Jo, atėjo emocija ir tu ją paleidai, atėjo emocija ir tu paleidai. Bet mes nepaleidžiam, mes kaupiam. Žiūrint, kokia emocija. Ne, bet aš sutinku ir įsivaizduoju, ką sako, dėl to, kad yra taip, kad tu gali kaupti 1, 2, 3, 4, 5 emociją ir vėliau sprokti. Ir tada sprogsi kaip jau atominė. O kaip tada, fascija, aš tada suprantu, yra metodas, kaip tu fiziškai per kūną pasieki smegenį. Nes kaip mes dažniau suprantam, kad visas problemas yra galvoje. Tai čia giliau. Tai per fascijos darbą, per tą audinį, fokusuojantis į tai, automatiškai susijungi jau. Protas nurimsta, išgirsti labiau save, pradedi klausyti savo kūno. Visa kūno išmintis, žino tokį, kad kūnas turi išminti ir tai yra daugiau negu protas. Mes visi susikūrė, kad protas čia yra ir protas veda, o protas yra labai ribotas, tokia kaip narvelį savo susikūrėm, o yra daug plačiau ir giliau. Tai per fasciją
atpalaiduojant ją, atsipalaiduoja protas, išgirsti save, pradedi klausyti kūno, ko jis nori, ne ką reikia tik tai daryti, o ką jisai nori. Nes, mes kaip sportininkai tai labai gerai mokam tiesiog naudoti kūną. Aš galvoju, mes sportininkai labiausiai suprantam ir girdim savo kūną, nes vis tiek mes visą gyvenimą su juo užsiemam. Ne, mes tiesiog labai gerai žinom, kaip jį naudoti. Mes sugebėm per tiek metų, mes įpratinom ir mums gerai sekasi. Ir mes ten mums skauda, neskauda, per limitus mes jį važiuojam, kol vyksta traumos, sukrėtimai, tos susikaupusios emocijos sprogsta per visiškai aš dabar tikiu ir mokinausi, kad net fizinės traumos vyksta per emocinę prizmę. Prisikaupusios emocijos, kažkas vyksta, tai tau išraiška, kūnas sako, atkreip dėmesį į mane, pažiūrėk čionai, tai pradedi labiau klausyti kūną, girdėti, tai aš labai daug išmokau, pradėjau gilintis, supratau, dabar girdžiu tą kūną. Tu papasako, kai aš mačiau Instagrame stovyklai, kažkaip ar tu organizavai, ar dalyvavai stovyklai, kur tylos kažkaip, ar kaip ten draugų stovykla, nepasakysiu. Ai, čia būtent Lietuvoj, tai čia buvo Marius Liucka, toks žinomas Lietuvos žmogus. Kartu mokinamės mokyklai. Jis tiesiog organizuoja stovyklas, dabar tokias labiau sąmoningų žmonių, be alkoholių, kiekvienas su savo dovanom, tai susirinkom tokią kaip į stovyklą, labiau kaip sporto, aktyvi buvo. Tai buvo galima pasirinkti, kas į boksą, kas į dailę, kas į keramiką, kas į kūno kultūrą. Tai buvo priorganizuota veiklų ir buvo skirta bent open space, atvira erdvė žmonėm, kurie nori gal pasireikšti. Ir jo, pakvietė mane atvykti tenai. Aš seniau galvojau, kažkaip norėjau, bet taip vis kažkaip ne. Ir tada gavau oficialų pakvietimą iš jo, kad man galbūt tai įdomu prisijungti, nes galėsiu parodyti, ką aš darau. Tai mane labai sudomino ir jo ten 3 dienas, tarkim, laisvų laikų, ten porą valandų buvo, aš tiesiog ėjau, drąsiai pristatinėjau veiklą. To ir grįžau į Lietuvą rodyti, skleisti žmonėm, nes mūsų nieks nemokino, mes labiau tik tais kaip sustiprinti ir užvaryti tą kūną, o ne kaip jį atpalaiduoti ir visą sistemą. Bet čia turbūt ir ne tik sporte, mes galim ir versle taip pat yra, ne, visi money ir taip toliau darbe ir visur kitur. Čia nuo mažų iki didelių, tiesiog mes turim tą pačią nervų sistemą ir turim tą pačią fasciją ir tai toksai naujas metodas, net, man atrodo, ne visi medikai gal net žino, kas ta fascija ir kaip čia jinai veikia, čia tokia gan tokia teorija, negu įprasta girdėti, ne tik raumenys ir kaulai, kad yra kita intelektuali, super intelektuali sistema, fascija, kaip organas. Noriu dabar paklausti, grįžtant dar atgal, įsivaizduokim tau 18-20 ir dabar girdėtum, turi tas visas žinias, ką savo pasakytum, pats savo pasakytum, sugrįžęs tiek metų atgal, jeigu tu esi 18-20 metų, ką pasakytum apie fasciją? Turbūt tokių dalykųgi nežinojai tuo momentu. Ne, tai nežinojau. Ir ką patartum 18-mečių, 20-mečių savo? Nes aš tikiu, kad, žinai, tie jauni žmonės, kurie galbūt kai kurie priimtų šitą informaciją, kai kurie nepriimtų, bet kiti galėtų sakyti, žinai, nesąmonė. Žinai, kaip jaunimas, ta prasme, paaugliai ir panašiai. Kaip žmonės, kol nejaučia skausmo, tol viskas gerai. Ir ypač laikinis jaunimas, žinai, jie visi užsidarė, jie atrodo liktais hebroje, jie visi kiti vaikšto, o jie tokie namie blogos varžybos dar kažką užsidaro savyje, žinai, ir kaip, ar ta fascija padėtų, žinai, kokiu būdu. Taip, čia visiškai, aš iškart sakyčiau, išbandykit, pajausit, čia viskas yra apie jausmą. Čia padarytume manevrų, sakytumėt, wow, kaip jaučiuosi, tiesiog, nes viską atpalaiduoja, net išskiria ten serotoniną, endorfinus, tu toks natūraliai. Mažina kortizolį.
Taip, viską reguliuoja. Čia kūnas mūsų toksai nepusiausvyroj. Tai ten įtampa, tai ten, kai kur kompensuoja, kai kur įtampa, tai vat prasivaikšto ties visos slėgis ir energijos. Tai vat ką iš tiesų pasakytum savo 18-mečiui, 20-mečiui bosui? Vat jeigu tektų visą tą paskaitą. Imk, prašau, tiesiog gali net nesigilinti, imk, pabandyk ir pasakysi, pajusi. Jeigu labai netinka ir tą gerai, nepriversiu. Bet turbūt o kas gali netikti, ne? Čia turbūt imi ir darai. Taip. Tik tai tas susikaustimas galbūt pačioje pradžioje. Tu turėtum tu pajausi, kad tau atsipalaidavo, ir jeigu tau atsipalaidavo ir tu geriau jautiesi, tai ko, tai mes viskas yra apie jausmą. Jeigu truputį, galbūt, atsiprašau, aš noriu netruputį, kiek tu reikia. Biški patesti tą mintį, bet biški kitaip galbūt paversti. Jeigu tu to žinios, kokius tu dabar turi, į to patirtį, ja? Jeigu tu grįžti 10 metų atgal ir dabar tu su savom žinom žaistų dar, ja, ledo ritulį žaisti, ja. Ar su tam žinom, kaip tu atrodo, tu geriau žaistum, tavo rezultatai būtų geresni, negu jie buvo, arba, kaip jis įtakotų tavo karjerą. Visiškai, tai galėtų pakelti tavo performanso lygį, tavo, kaip aš sakau, ir tai iš tikrųjų yra, tai tu atrakini tavo kūno potencialą. Mes dažniausiai tiesiog žinom, kaip jaučiamės ir žinom, kaip prasčiau jaučiamės, bet mes net neįsivaizduojam, kaip mes galim jaustis. Tad žmonės kartais skeptiškai, tai kad man viskas gerai, nieko neskaudant. Bet tas irgi yra susikaustimas. Tas pasakymas, kad tai yra iš karto ar metimas. Arba jie nori tikėti, kad jiem nieko neskauda. Aš net nežinau, kiek čia kokia riba, kiek čia limitas. Aš pavyzdžiui, tai praktikuoju pats ant savęs jau dabar 4 metus ir aš darau kasdieną ir man įdomu, kiek aš dar galiu atrakinti, nes tai tu ne tik fiziškai, tu ir plėti tą tokį sąmonės suvokimą, čia tau ateina minčių, kitokių viską ten, ir per viešo kalbėjimą, aš tenai labai drebėdavau, tikrai. Ten paskui tie visokie idealizmai, ten ar galvoj sėdėjimo galvodavau, kad aš nedaug nieko čia negalvoju, aš ten išanalizuodavau viską, ko net nereikia, tai tiesiog iš karto meta iš galvos ramina sistemą ir tiesiog atrakinėja tau potencialą, ruošia tave, čia yra ruošia pasiruošimas kartu ir po traumų atsigavimas kartu tiesiog. Ką tu darei iki fascijos ir ką nustoji daryti, kai pradėjai praktikuoti? Alkoholį vartojai? Jau dabar 2 metus nevartoju. Pasikeitė iš karto, tai po traumas, tai ir kai po traumas galvoju, kas čia bus, tada ta fascija, tada aš pradėjau pats daugiau negu ten kažkur pas fizio, nuėjau pas fizio tam tikrus, ką reikėjo, bet aš labai daug pats įdėjau pastangų ir tos manevrus dariau per vos judėdamas, kvepavau, raminau ir tai pasikeitė šalis, atsirado ryžto sprendimam, tokiem, kur važiuoji, ką važiuoji, nežinau, tikiu, jaučiu, toks pasitikėjimas, kad yra ne tik, ledo ritulys jo, bet tai nėra viskas tavo gyvenimas, yra daug aplinkui dalykų ir aplinka pasikeitė, pomėjių labiau iš. Nes pats iš ledo ritulio tu kaip ir pasitraukiai ir visai neseniai paustinai, kad vis dar sulauki pasiūlymų grįžti, kažkokių tai, ne, galbūt čia vietiniam lygmenyje turbūt, ar apskritai grįžti į Vokietiją? Iškart ten ir po traumos buvau sulaukęs, net ir mano ten su treneriu, mes 4 metus paskutinius kartu labai, kaip pirmą kartą, kai pagrindinis treneris atėjo į komandą ir aš atėjau į tą komandą paskutinę į Erfurto ir mes 4 metus kartu augom, jis labai fainai vedė, ten keliais metais už mane vyresnis, tik tai jis psichologiškai jis ten bandė, supratau apie save labiau, nes jisai mane labiau paspausdavo, kas man nepatikdavo, bet aš jau tada analizavau save ir žiūriu, kad man tinka, man veikia, kai mane pastumė. Ten biškiai sako, tu atsipalaiduoji, aš tavęs nepušinu ir tu sako, taip jau nebežaidži ant to kaip limito. Ir man nepatinka, aišku, žinau, kaip čia, kas kritiką mėgsta priimti, nemėgsti, nenori ir
iš to tokio, bet tada, blemba, jo, jis iš tikrųjų išgauna iš manęs rezultatus per tą, tai supratau. Ir paskutiniais metais jis pasirinko mane kapitonu. Tai vat ir ten įdomu buvo jau aš toks, vat ir 3 metai, kas čia bus, kapitonas, tikrai jau įdomiai. Tai va, tai ir po traumos jis ten paskui dar norėjo, kito komandai išėjo, norėjo mane pasimti, bet sakau, aš jau ne. Asistentų būtum jo, kaip treneris? Ne, ar žaisti dar žaisti, bet aš paskui sakau, kad aš dar negaliu, paskui dar praėjo laiko, jau tada ne, paskui dar sulaukiu ten internetu porą pasiūlymų, kažkas savo, gal sugrįžę žaisti, sakau, ne, negaliu ir nenoriu. Kaip, jo, jeigu, tarkim, vis dar sugalvotų grįžti, kiek daug pastangų ir laiko turėtų įdėti, kad grįžtų į tą fizinę, tą lygmenį, kad galėtų žaisti, galėtų savo pasakyti, dabar esu pasiruošęs. Ar apskritai? Tai aš apskritai fiziškai, aš greitai pasiruošti galėčiau, ta prasme, jaučiuosi pasiruošęs, bet darydamas tuos paprastus, bet galingus manevrus, bet tų visokių ištvermių, aišku, truputį pasiruošti reiktų, bet esmė, kad man nestabilu, tai gali būti, kad fascija, bet vis tiek kaulas gali, aš kontakto, jeigu turėsiu, tai jis man netokio stiprumo, tai ką man to reikia, kad vėl išliektų, bet arba daryti tą operaciją, kaip sakyti, kad ten sutvirtintų ir vėl ir sugrįžti, bet... Bet turbūt viskas aišku, etapas pasibaigė, tas etapas pasibaigė. Taip, nes aš pilnai supratau, kad, tai buvo etapas, ne šiaip sau tai nutiko, mane pakreipė iš vis tiek, iš to pušinimo, to kūno, iš streso, viskas, žinai, įrodyti konkurenciją, kas aš dabar matau iš tos perspektyvos, kad, tai nėra nebūtina ta konkurencija. Čia išauginti gerą sportininką reikia konkurencijos, bet šiaip gyvenime, tai toks buvo etapas sportas, kaip karys buvau ir tada jau... Visiška priešingybė, ne? Priešingybė, kaip atpalaiduoti kūną, kaip būti ramiai ir iš to net sujautrėja kūnas, tada tu labiau paleisdamas tas emocijas, tu labiau jautrėji, tu visas jos paslydinėjai iš kūno, jis tada laisvėja. Ir kad gimsta galia iš tos ramios būsenos ir dabar jau matau kūną per gydymą ir per kitą prizmę ir tas judesys visai kitoks mano požiūris į patį visą šitą. Gerai, ir neskubėk, dar turi 18 metus, kada pasieks Jaromiro Jagro amžių, 3 metai, tai dar turi. Ir su Fasija, ir Jaromiro Jagrui dar tą galima pasakyti. Ir žais iki 70. Tai idėja. Jūs tiesa kartu augote ledo ritulyje? Jo, nesuklysiu. Mes kartu pradėjom Kauno Tigriukai, tokia komanda anksčiau būdavo. Tai jo, mes kartu su Arnoldu ir žaidėm visą laiką iki mano, aš pirmas išvažiavau užsienį, tai mes žaidėm visą laiką kartu. Tu lygiai taip pat žinai, koks yra traumų skonis kartus, taip pat žinai, ką reiškia baigti karjerą, tik tai tu likai ledo ritulyje. Ir pats išvykęs į užsienį žaidėjai su tai žaidėjais, kurie tapo NHL arba pasaulio ledo ritulio žvaigždėmis. Tarp jų yra ir, kai baigia karjerą netikėtai dėl traumos, ir yra ir liūdnų likimų, kurie nesusitvarkė turbūt su karjeros pabaiga. Labai daug tokių likimų ir labai tas sunkus laikotarpis, nes tu visą gyvenimą žaidži ledo ritulio, tu išskyrus ledo ritulio nieko nematai. Visas tavo gyvenimas, visą savo laiką, viską atidavinėjai ledo ritulio ir čia staiga tau pasako, kad viskas tu negali žaisti. Arba negali žaisti tame lygmenyje. Pas mane irgi tokia situacija buvo, gavau traumą, ten dar kažkiek pažiūrėjau, man sakė viskas, tu tam kažkokiam lygmenyje jau negali žaisti, gali rinktis tą biškį paprastą gyvenimą. Aišku, sunku tą priimti, kaip čia dabar. Tu visą gyvenimą žaidėjai ir tau sako, ne, tu to negali daryti. Tai daug žaidėjų, kurie Šiaurės Amerikoje, kai žaidžiau traumą, gaudavo, kai kurie į gerą pusę nuėjo, bet didžiąją dalis nesusitvarkė su matyt gyvenimu, kažkas nenukreipė teisingų kelių, ar pasirinko ne tą kelią blogą ir dėja daug žaidėjų likimas baigėsi labai anksti. Turiu omeny, kad jie nuėjo... Buvo. Jų nebėra? Nebėra. Pora buvo nušautų, nes ten nelindo, pora kitaip buvo rasti. Tai
porą laukia valiojasi kažkur kažką. Ir daug tokių likimų ir aš nemanau, kad čia vien pas mane komandų, ar su kuo žaidžiau tą problemą. Ir pasaulio čempionų, ir olimpinių, ir visų tokių. Tai yra ta problema, kad tu baigi kas toliau. Sakau, tai mano gyvenime buvo tėvai, kurie man padėjo, žmonės, kurie gal nukreipė mane ten į tinkamus vėžės, žinai. O jeigu jų nebūtų, tai nežinai. Ką jautėjai? Tuštumą? Kai baigiai? Be abejo, visiškai tuštuma. Viskas. Žinai, tavo, vat, kaip Arnoldas sako, šiaip meilė buvo, meilė. Tu norėjai eiti, stengiaisi eiti, kažkur norėjai daryti ir po to tau bem nukirtų viskas, ką veikti gyvenime. Ne, pasisekė, kad turėjau mamą, kuri visą laiką tau mokslai, pabaig mokslus, gau diplomą kažką, tai vat. Bet irgi spaudimas. Bet tai irgi spaudimas. Bet čia į gerąją pusę, aš, žinai, pabaigiau baigiau mokyklą, baigiau universitetą, diplomą parodžiau, mama sako, viskas, varyk ten. Laisvas, eik gyventi. Ledo ritulį, žinai. Dėl to tėvai taip ir pušina, kad paskui vdruk įvykus tokiem, tu kažką turėtum, o ne iš vis likom. Tai vat, ir viskas, mama daug įdėjo, ir vat, kai mes žaidėm Kaune, aš pats ištraukiu, tai mane mama 5 mus kiekvieną dieną ištraukiu į Kauną, vežiodavo į treniruotės. Daug labai padėkoti. Kiek metų žaidėte vienoje komandai? 18 kaip ir. Vienoje komandai? Jo, tu išvykai. Mes žaidėm kokius 5 metus. Ai, palauk. 5 metus. Aišku, paskui žaidėt už Lietuvos rinktinę. Tai mes žaidėm 5 metus, mūsų Gracijus Girdauskas pastatė, bet ir pas mūsų Arnoldu toks ryšys buvo. 5. Aš turiu dar kasetės. Mano tėvas rašinėjo. Įdomu būtų pažiūrėti. Kasetės. Ir aš žiūriu tas kasetės, aišku, nes ten dar pipliai, ten bėgiojom, ten 6, 7, 8, 9 metai. Bet ten aš nežiūrėdamas pasą duodė ir Arnoldas jau ten stovi. Ir aš atidinėdavau, Arnoldas muštavo golų, žinai. Mesgi kartu jo 5 žaisdavom. O taps tikrųjų ir įdomu, o kaip keičiasi tas ryšys, tas supratimas tada, kada jūs žaidžiat, vienoje komandoje, sezone, ir tada rinktinė žaidžiat, jo, ir kada jūs sezonų metu žaidžiat atskirai, ir tada rinktinė ateina vėlgi kartu žaidžiat. Yra skirtumas? Rinktinėje, kada žaidžiat jūs. Tarp jūsavį ir tas supratimas, ir apskaitai komunikacija, ir ta draugystė galbūt sustiprėja, sumažėja, ar jie išlieka tokia pati? Rinktinį nepamenu, ar mes jau paskui jau kartu žaidėm? Rinktinėje mes jau nelabai kartu turbūt žaisdavom, pas mus ten skirtingai tie 5. Jau čia trenerių būdavo vizija. Ten labai daug keisdavosi, ten išeini vieną kartą su vienu, kitą kartą su kitu, tai nebūdavo, kad vaikystėje, tiesiog mes vaikystėje, kai augom, tai jau mes ten buvom kitus ir taip kartu žaidėm. Dėl to tai prisimenamo, kad rinktiniai taip, tai... Aš visą laiką šitą istoriją žinau iš kitų ledo ritulininkų, kur interviu teko daryti su Tadu Kumeliausku, kai sakydavo Elektrėnai prieš Kauną. Tai visą laiką taip ir visas sezonas jūsų toks būdavo, taip? Tai aš sakau, pas mus kaip 98 atidarė Agropolis, Lietuvos finalas, iškart finalas buvo. Buvo reguliaraus sezono. Tai mes finalą žaidėm Vilniaus. Bet finalas iki 3 pergalių, ne? Ne, man atrodo vienas, aš neprisimenu, bet man atrodo, aš nuotraukas turiu ten. Kažkada peržinėjau tas ledo ritulio iš senų laikų, tas nuotraukas, kai jauni ir laimingi buvom. Buvo tokie laikai, taip. Ja, bet buvo smagu prisiminti, aš sakau, mes turėjom gerą komandą, tikrai daug gerų žaidėjų buvo ir nebuvo pas mus vietinio to čempionato, važinėdavom po turnyrus ir tėvų palaikymas ten visų buvo kažkaip labai, labai ir draugiški, ir vaikai buvo, ir tėvai buvo, ir daug švenčių mes ten gimtadieniai kažkokie būdavo. Aš tavęs noriu paklausti. Jo, tai tu dabar kaip jau baigiai tą karjerą ir turbūt dabar dirbi su kūnu ir kitaip žiūri visus tos procesus. Tai kaip tu pats žiūri į apskritai Lietuvos ledo ritulio ir jo augimo ir jo procesus? Ar apskritai seki? Jo, turi kažkokius savo mintis, ar savo paskai, viskas blogai, galbūt ką tai galvoja, viskas gerai. Taip, tai kaip ir minėjau, tai stresas niekur nedings, sportas niekur nedings, viskas bus, tai bet tam tada yra įrankių, kad integruoti ir ruošti, raminti savo sistemą ir taip gali tobulėti. Tai pabaigus sekiau pasaulio čempionatą vieną, kitą, kai baigiau žiūrėjau, pirmą iš karto čempionatą, tai sunkiai, sakau, man dar dabar aš prisiminiau dar man ilgesys, aš suprantu, suvokiu, gan man padėjo šitie manevrai
kaip aš sakau, padėjo atgauti gyvenimo džiaugsmą vėl, nes galėjau, kaip sako, giliai ten į depresiją ar kažkokią, bet aš labai greitai save. Bet, tipo, viskas, ieškom kito kelio, čia nematau kas, tai pasiaiškinsiu apie save ir tada tikėjau, kad atsiras tai. Ir kol aiškinausi, save tyrinėjau, supratau, kad va, čia per kūną, ašgi su kūnu visą gyvenimą dirbau tą, tai aš noriu, man patinka tai integruoti, ne tik per galvą ir varyk, kad galima vaikam, tos emocijos dabar visi tokie, žinot, internetai, kompiuteriai, pats ant savo vaiko matau, kaip pasėdi, kaip jisai visas įsielektrina, tai aš integruoju jau su juo, daro manevrus, per matau, kaip rimsta, kaip keičiasi. Tai aš jo visai turiu planų ir norėčiau, jeigu čia priims ir įdomu bus integruoti, tarkim, ir į rinktinę, kaip atpalaidavimo, paruošimo, atstatomo nervų, kad visi, vis tiek stresas prieš varžybas gyveni jauni, ateina tą, iš karto reguliuoja sistemą ir ruoši. Matau visokiojopą pliusą. Kiek trunka taip sesija? Įsivaizduokim, kiek reikėtų ledo ritulio komandai, ir nebūtinai komandai suburtam būriui žmonių, kad jie bent jau minimaliai prieš krūvį ar po krūvio atsipalaiduotų tavo minėtų metodų. Minimaliai 15 minučių prieš skirti, minimaliai po 15. Galima vakarą integruoti 5 minutės. Ten labai manevrai ir integruoji. Galima skirti, kaip mes, kadangi pripratęs, aš irgi buvau, kai mėgdavau pasidaryti džimo sesiją ar kažką, tai aš ir šitą ir fašę sesiją, tada jau visą kūną nuo čia iki čia, pravarai, ką jauti, kur viskas prasivaro, pasiruošęs, važiuojam kitą dieną. Tai vat. Bet žmogus turi vis tiek pasitikėti tam, ką jis daro. Jeigu jis ateina su tokia, gerai teisė, bet taip, tai tada turbūt nesuveiks. Ar vis dar suveiks, bet pirmiausia, net yra svarbiau prieš fizinį judesį yra intencija. Tu siunti signalą, kad nori atsipalaiduoti, ar nori kažką paleisti ir darai. Kai kurie buvau susidūręs, kas skeptiškai žiūri, pabando, čia kažkas šitokio, žinai, galima tiesiog ir nueiti, tiesiog pašokinėti laukia, pabėgioti, nemokamai galima tą padaryti, viskas suprantu, viskas yra aktyvi veikla, viskas gerai. Šitame esmė, kad to rotacinių gilių principų jinai atsipalaiduoja ir paleidžia tas įtampas, paleidžia tos dalykus. Šiaip paprastai jie taip nepasileidžia. Vat kūnas nori iškratyti, išspausti, išsukinėti, jisai pasidaro toks plastiškas, kaip banga. Kai dabar kitus mokai, iš esmės, kiek tavyje yra išlikę ledo ritulininko identiteto? Kaip tu prisistatai? Tai va šitas buvo, gal tai man tiesiog ir buvo pereiti ne taip lengva. Vis ledo ritulininkas aš. Kas ledo ritulininkas, tą darau. Dabar ledo ritulininko kas aš? Ką daryti, ką darau, Tai žmonės išgirsta, kad kaip buvęs ledo ritulininkas, sportininkas, kad vis tiek jau per kūno prizmę ir pažįstu, ne šiaip iš kažkur kad tyrinėjau, kad susidūriau, kad tai pasakau tokį, bet šiaip jau. Aš manau, reikia žinant, mums vasarą mūsų organizuojamos stovyklos Unite pakviesti. Arnoldą. Man ta mintis jau irgi. Čia norėčiau ir į mokyklas galima, į būrelius, ten ir tėvam, ir ta prasme tiesiog visiems bandyti ir pajausti. Prieš kelias savaitės, man atrodo, tu dalinaisi patirtimi su klaipėdiečiais, Klaipėdos Baltija? Jo, buvo pasikvietę į stovyklą, dar neintegravau šitų dalykų, čia buvo pora ledo ritulio stovyklų, dalyvau Kaune ir Klaipėdoje. Bet tai buvo tiesiog dėl ledo ritulio? Dėl ledo ritulio. Ten taip, tas laikas toks buvo, nebuvo dar suplanuota, reikia čia vis tiek turbūt pasiplanuoti, įterpti, aš ten nepuoliau visi tokį čia ir daryti, bet jo. Vaikai klausė tavęs? Klausė, tai man dabar aš visada, kaip sakiau, nenorėjau būti nei treneriu, nei kažkaip mokyti, aš visą laiką pats su muzika, susikoncentravęs į save, daryti rezultatą, ir net nesimokinau to treneriu, ne.
truputį pasisuko, pasikeitė dalykai ir aš jau matau save kaip ir mokytoja, vedlį, kad perteikt patirtį, žinias, tikrai daug visko vyko gyvenime ir netmetu galimybės ir kaip trenerių užlipti ant ledo, čiuožti man patinka. Dabar dar papildomai pakvietė į ledo ritulio įgūdžius, technikos palavinti, padėti vaikam, ar nebūtina vaikam, kas nori, gal ateis. Čia Kauno Hockey Lab vadinasi, taip? Hockey Lab, jo, erdvė. Nu, man su lazda padirblinguoti, pamėtyti, pasipasuoti, nu, kaifas. Kaifas dabar aš tiek, patinka man. Tai dar papildomai perteiksiu patirtį. Dar su šitu visiškai ne, sakau, netmetu galimybę, gal užlipsiu ant ledo, patinuot kažką. Ir per tą vis tiek kūno prizmę emocijų, pažindinausi aš ten su tom emocijom, kad seniau per galvą ir vary, kad yra tokios emocijos, kaip jos, kokios, pripažinti ir visą apie tą gerą savijautą. Tiesiog gerai jaustis kiekvieną dieną tą laiką. Tai kaip atrodo tavo rytas? Taip, ir kur būna įdėta ta fascija? Tavo dienotvarkė? Dabar labai visaip, bet labiausiai mėgstu ryte pasiruošti tikėliai, prasišokinėjai, prasisukinėjai, padarai manevrų, kvepuoji. Tu viskas suaktyvini, visą sistemą nuramini, suaktyvini, paruoši dienai. Akis aiškiau mato, ausis aiškiau girdi. Nes aš kaip iš medicinės pusės taip žiūrėčiau, kvepavimas yra, limfa irgi dalyvauja. Limfa, visiškai limfodrenažinė sistema irgi visa. Visa kraujotaka, nervų sistema. Taip. Ką duoda tas pasisukimas, tu jeigu gali tiesiog bent trumpai parodyti, nes galvą reikėjo pasukti. Tai mes rotuojam kūną priešingas pusės, tai jeigu kojos į vieną pusę, mes turime 3 zonas. Mes rotuojam kūną į priešingas pusės. Nu, čia yra turbūt ta pagrindinė taisyklė. Turime zonas. Galva yra viena zona, kūnas yra antra zona, šitas jausmuo, torso. Ir tada kojos. Kurias tu sakai, sukryžiuokim. Nu tai ten kryžiuot būna kitų manevrų, bet esmė, kad mes turim 3 ir mes jas į priešingas toks kaip šlapia rankšluostis save. Gręžiam, kad jisai visa laikysena, visas, nes mes nuo kompų daug taip. Ten seni žmonės irgi traukiasi taip. Kodėl? Jie nori padaryti taip, bet jiem neleidžia jos atgal. Jiem atrodo kaip koks svoris ir atgal. Taip. Nes jinai yra sustingus. Ir jinai tada traukiasi sustingus ir tave daro tokį. Ir jeigu dalyvauja limfa, tai automatiškai ten, žinai, pažiūrėjau, truputį apie moteris, tai moterim tada oda darosi lygesnė, stangresnė, vyram taip pat. Taip, gaunasi, kad jaunėji. Nes kraujo apytaka. Viską, gali natūraliai išgauti simetriją ant veido, jeigu nori, net jeigu imant nuotraukas ir prieš, ir po, ir pasėsiu, tai tu net ten pridedi milimetrų, nes laikysena tavo pasikeičia simetrija ant veido, to natūraliai, tarkim, ten sinusus atlaisvint, paėmė nosį į vieną pusę, žandą į kitą, viskas, čia sinusą atvėriai, kvepuoji ir sukinėjasi. Po 6 kvepimų viskas atsilaisvina. Čia toks kaip paprastas, kakta, ausis, žandikaulį, galva. Šitas dalykas, šitą galima daryti ir sėdint. Taip, čia galima sėdint pritaikinti, galima net ir gulint pritaikinti į kurios manevrus. Čia taip plačiai ir... Kiek tame, ką pasakoji, mes ką tik pakalbėjome tos fizinius dalykus, kiek tame yra psichologijos? Kiek yra to, ką tu duodi pats žmogui iš gyvenimo patirties? Nes aš tikiu, kad galbūt turėjai jau tokių klientų, kurie iš tiesų yra tokie, gyvenime nutiko nesąmonės, tokie fucked up. Taip. Pradedant žmonėms šviesėti, nes tu palaiduoji fizinį kūną, atsipalaiduoja tavo mentalinis. Tai plus, o man pačiam, tai
pradeda plėstis suvokimas, plėstis sąmonė, kas čia vyksta, kaip čia, kodėl aš taip elgiuosi, kodėl taip, o kodėl taip vyksta, taip. Tai galiu ne tik per fizinį judesį kartu pakalbėti, išklausyti, patarti, suprantu, kas per kur prizmė ir taip žmonės suvokia ir taip truputį save. Mes kaip sakom, vis tiek esame viso gyvenimo mokiniai, tai negalim baigiam mokyklą ir viskas, nebesimokinam, sustojam, tai aš suprantu, matau ir aš mokinsiuosi visą gyvenimą, kuo daugiau vis čia nėra ribų. Tai be ribė, tai vis galima kažką mokinti, suprasti, tai žmonės vis supranta, kažką pakeičia įpročius, pakeičia elementarų vaikščiojimą basom, gavimą, mes nuo žemės pasikraunam iš kart kūnas. Taip, nuo žolės. Nuo žemės, tą magnetinį gaunam. Saulė, vanduo, net tarkim galim daug vandens gerti, bet pasija, jeigu jinai sustingus, susitraukus, tai net vanduo nepasisavins, tu jį tik tai zikt ir o jinai kaip atsiveria, mėgsta labai tokį aktyv, o deguonį ir tada vanduo ir tada pasisavina. Aišku, dar vanduo, tada yra gyvas vanduo, yra negyvas vanduo. Ir iš tokių elementų susidaro visa ta mūsų tokia būsena. Iš esmės netgi dabar yra labai populiarūs maisto papildai, įvairiausi, nuo ten kolagenas, glutationas, ir labai iš tiesų on the rise, ir gaunas tokia situacija, kad tai, kad tu paskui turbūt net padėtų įsisavinti, nes per vandenį maistinės medžiagos keliauja. Tai taip, bet ar mityba, tai mes būna valgom tą maistą, sakom, valgom vitaminus, niekas ten nevyksta, nepasisavina kūnas, jisai tiesiog sustingęs per tuos nepraeina, ir toks, raktas, aš sakau, čia. Aš manau, kad mes į kažkuriam intarpę video įdėsime tavo irgi video, kaip tai atrodo, ta bent jau kaip yra daroma, galiausiai žmonės gali pamatyti ir tavo Instagramo kanale. Taip. Sakyk, kur save matai po metų, 3, būtent su fascijos metodika? Kurie dar norėtum pritaikyti? Visur dabar aš tiesiog labai atviras ir tai galima pritaikyti visur, kas tik tais turi noro ir smalsu, ir įdomu bandyti. Ir pagalbos ieško. Pirmos sėdimos darbą. Absoliučiai, nuo sporto iki paprastų. Ten iš esmės, kur patiriamas fizinis, emocinis stresas. O jis patiriamas visiems. Visi taip. Tai čia tiesiog, kam net smalsu, kam reikia, kas nori, gal kiti būna, sako, ne, aš gerai jaučiuosi, nieko man nereikia. Viskas gerai, bet aš net iš savo žiūriu, kad o ką galima dar atrakinti, ką čia galima dar truputį Ar teko tau matyti iš kokių žinomesnių atletų, kad jie praktikuotų? Djokovičius jau integruoja per varžybas. Tau teko, aš dabar turėjau net filmuotą, jo. Taip, nes jisai buvo su grinai varžybų metu, per kur pas ką aš mokinausi. Okay. Pas jį ten buvo, nes jie dabar, mano mokytojai, labai keliauja po pasaulį ir įkvėpinėja žmonės. Tu buvai jų stovyklai, va tada ir papaustinai, jinai vyko Meksikoje ar Ne, čia šitą stovyklą čia buvo Kaune, čia tiesiog, Kaune, Lietuvoje, čia tiesiog nuvariau. Aš dariau jų programą, šiaip dariau online. Taip. Dariau online ir ne vieną programą dariau. Ir mokinausi, aš dar pats nebuvau su jais gyvai susitikęs, bet jie buvo Kankūne, bet mums dar kažkaip neišėjo susitikti, bet mes jau ten susirašinėjom ir gavosi, kad jie paleido
trenerių tokių vedlių programą ir aš jau tada iš karto ėmiau. Bet tu iki to laiko jau ir taip žinojai. Jau dariau, jo, integravau, žinojau, bet tada toj programoje ten dar gilesnių žinių ir ten dar bus kitas levelis, dar gilintis. Nu, yra kur, nes jisai pats kaip turėjo klinikas, tai atvarydavo sportininkai, garsų žmonės, juos, žinot, kaip sutaisydavo, Taip. paleisdavo, jie patys vėl savo daro, tada vėl atvažiuoja, vėl sutaiso, vėl išeina ir sako, man atsibodo, čia visus taisyti, aš noriu kažką sukūrę, kad galėtų įkvėpti, kad žmonės galėtų patys tai išmokti. Tai yra self-healing technique, tu pats integruoji namie, tau nereikia nieko, pradžiai reikia išmokti, suprasti ir integruoti ir viskas. Tai atrodo, jeigu tu nebūtų patyręs traumą, tu nebūtų susipažinęs su tą fasciją metodiką. Buvau susipažinęs, bet nebūčiau, gal dar nežinau, ar būčiau supratęs, kad tai bus mano. Ir kaip galite sakyti, kada ta trauma tau netgi padėjo dabar sukurti tai, ką tu dabar darai šiuo metu, dabar, kad tas gyvenimas po ledo ritulį. Misija, visiškai matau tokią misiją, Tai galim taip sudėti taškus ant I. Traumą gavai, tau padėjo. Priėmiau kaip pozityvį. Nepuoliau, pasuko į, kad yra gilesnių misijų negu tik ledo ritulys. Įsivaizduokim, kad į tavo sesijas ateitų žmonės, pradėkim, traumą, jau rastum, kaip jam padėti. Stresas darbe, Taip. Rastum, kaip padėti. Taip. Sudaužyta širdis. Ir be abejo. Ok, rimtėjam priklausomybės. Tikiu, taip pat. Tai pas mus ir atliko irgi sertifikavosi po 30 metų priklausomybės. Oho. Padėjo jai išeiti iš patiek. Gerai, tęskim toliau. Edgarai, kokių bėdų turi? Bėdų? Taip. Aš manau, siejant savo darbu, tai manau, jaunimas, kuris yra labai psichologiškai nestabilus. Su daug pagundų. Jo, daug pagundų, prie visko nori būti kieti visi, nori derintis prie tų kietų jaunimų, prie viskų nesąmonių, bei, aš manau, psichologiniai dalykai, jo. Kai ateina atrankos ypač su jaunimo rinktinėm, ar ten vyrai, ar jaunimas, ar moteris, ar panelės, kuriuose atrankas ateina, labai problema yra psichologinė visų pirma. Labai daug streso. Aš kaip pavyzdį pasakysiu, anais metais mes padarėm projektą merginos iki 18 metų, subūrėm tokį kaip palė rinktinė, žaidėm Latvijai. Ir pirmą kelionę nuvažiavom į Rygą, tai nuvažiavom 17, ant ledo išėjo 12. Dėl to, kad Kur pametėt? Stresavo, pradėjo pilvas, pradėjo galvas skaudėti, pradėjo blogai jausis tą požymį. Ir teko reabilituoti po varžybų, nes ten varžybų, neišėjo, tiesiog taip gavosi. Tai ir norėtųsi gal, kad būtų toks žmogus, kuris kaip... O iš tiesų, kuo skiriasi tada metodika vyrų ir moteriai? Nieko. Judesiai tie patys? Pritaikyti. Ten tarkim, būna, jeigu ateina pas mane, tai ten būna, kaip angliškai sakosi, hands-on, tai su rankom, tai tiesiog su mano pagalba einas į gilesnius judesius, nes aš padedu labiau susisukti, labiau ištemti. Dar yra kitų niuansų, ką galima paspaudinėti, pakvepuoti, pasakyti, paleisti. Nes tada sakytų, tai galima pasikviesti psichologą ir kalbėti. Galima, bet matau... Bet su psichologu judesių turbūt negausi. Viskas vis tiek eina per kūną. Mes esame čia įkūnyti kūną ir per kūną. Ir tada per kūną tu paleidi ir tada jau kaip tik tau ir atsilaisvina ir ten. O jeigu tu tenai viską analizuoji, paleidinėjai, tvarkai, super, bet tu vis tiek reikia kūno. Man tai taip... Tu pasako ir man taip labai gražiai susidėlioja. Aš tai matau kažkur tai, šokio aikštelę ir matau, kur atsipalaidavę po kažko ir, sakykime, po mokymų, po pasijos ir po kažko. Neteisingai pasakiau, bet atsipalaidavę ir kalbant ir tie, kurie yra labiau susikaustę. Tai aš taip įsivaizduoju iš to, kad tu pasakoji. Tai Artūrai, tavo vyrų mėgėjų komanda ledo ritulio. Jo. Pardavėm konsultaciją.
Ar parduotum savo komandos draugams, paaiškintum, sakytum, vyrai reikia būti lankstesniems. Mėgėjai komandai neparduotum, nes jie tiesiog ateina žaisti ledo ritulį for fun. Ja, bet čia ne dėl ledo ritulio. Čia ne dėl ledo ritulio. Dėl to, o šiaip savo... Nes aš mačiau, noriu prisiminti, čia visai neseniai Latvijos mėgėjų lygoj Hebra susikalė labai stipriai, va jiem reikėtų tokio dalyko. Tai jau sakai neparduotum. Galbūt Lietuvos žmonės, nebūtinai gal Lietuvos yra, kad... Žinot, čia save susisukti, apsikabinti save, kažkaip čia, žinot, mylėti save, prižiūrėti save. Čia yra meilė savo, žinai, vyrai neverkia, kaip čia turi būti stiprus, parodyti, rodyti, bet, čia visiškai kitokia teorija, viskas kitaip, ne, vyrai jautrus gali būti labai stiprus ir išmintingi. Ir... Ar toks grand klausimas, va dabar sugalvojau staigiai, ar kai pradėjai praktikuoti, ar yra tu kažkas pasakęs, kaip tu pasikeitai? Taip, žmonės matė, kad pasikeičiau. Ir mentaliai, ir psichologiškai, ne tik fiziškai, nes tai. Bet jie tai gerai reaguodavo. Ar kažkam, 2 metus nevartoja alkoholio, sakykim. Tai ar visi tą priima? Ar pasikeitė draugų ratas, taip pasakysiu? Irgi geras klausimas. Taip. Pasikeitė aplinka, nes tiesiog varydavau į vakarėlius, vakarėliuose visi draugai, daug draugų, jeigu norėčiau, bet tiesiog skiriu dabar laiką prioritetino kitiem dalykam, tai jau tų labai daug draugų, su kuriais susitinku ir, tarkim, jau ne šiaip pašnekėti apie orą, o taip man patinka gilesniem, sąmoningesniem temom. Ne tiek yra daug, bet prieinamasis etapas, grįžom į Lietuvą, kūrėmės gyvenimą dabar čia ir pritrauksiu atį žmonės, kuriem aktualu, kurie bus mano aplinkoje, taip. Man asmeniškai šis podcastas yra toks žinių podcastas, jau atsižvelgiant į visus kitus sezonus, mes turėjom dar anksčiau, kai vesdavau su Tautvydu, mes esam turėję kineziterapeutą, kalbėjom ledo ritulio temom. Šis podcastas, nebuvo apie ledo ritulį, jisai buvo labiau tai, kas vyksta šalia ledo ritulio. Aš tau noriu palinkėti, kad tu atrastum savo liniją, nes tu turbūt jau įrodėjai, kad tas gyvenimas po ledo ritulio egzistuoja. Nes Edgaras, tu pasukai kitų kelių, tu tapai treneriu ir tai yra tavo, kaip ir pagrindinis darbas. Taip, bet aišku, kaip teko biškai ryšti su to ledo rituliu, nežinau, kur eiti, pasiūlė Andrėjus Jatkauskas pabandyti. Trenerio dar? Trenerio, jo. Aš gal niekada negalvojau, kad būsiu treneriu, bet kažkaip pabandžiau. Jis kaip tik buvo išvažiavęs ten porai savaičių savo reikalais ir pasiūlė su vyresnių komandą. Pažiūrėti, ir aš matau, mes pradėjom treniruoti, dirbti, vaikam patinka, man pačiam pradėjo patikti, matau, kad rezultatai pas juos pradėjo gerėti, ten laiminėti, taip. Ir tai viskas užsisuko, tai jau iki kur dabar dėjau. Neseniai irgi tapau Hockey Punks asistentų treneriu. Tai matyt karjerą. Streso dar daugiau. Sveikinam. Aš didžiąją... Būsimas tavo klientas. Čia tik pradžia visko, bet jau 8 metai dirbu su jaunimu, su skirtingo amžiaus, 18-mečiais, ten taip toliau. Norėjusi kažko pabandinti aukščiau, jau su vyrais, taip sakant, ir įdomu, manau, įdomi patirtis bus, įdomus darbas bus, sezonas tik prasidėjo. Beje, prasideda kontinentalinio taurė nuo penktadienio, tai visus kviečiu į varžybas ateiti, palaikyti ir pankus, ir trenerį šviežiai. Tu man atrodo, kai jau podcastas išeis, jau bus pasibaigus, Edgarai. Kviesk jau iš karto, kad tave palaikytų visą sezono metu ir viskas. Aš tikiuosi, kad gerai sužaisim. Turiu klausimą, tai ar turi planų kažkur į užsienį, ar jau susikoncentravęs plėsti Lietuvos būtent ledo ritulį? Šiai dienai gal anksčiau turėjau tokių pasiūlymų į užsienį keliauti, bet dabar... Čia ne apie atostogas. Čia ne apie atostogas. Ne, šiaip šiai dienai tai pakolkas neturiu, pakolkas man čia viskas vietoj patinka, kaip viskas
ėjusi, neseniai tėčių tapau jaunų, tai po kol kas mano mintis yra Lietuvoje ateityje. Nežinau, kaip bus, yra gerų patirčių, ir mūsų draugas bendras išvažiavo, Mauras Baltrukonis į Ženevą, jam skiminėjom dažnai, kaip sekasi, nes irgi buvo mintis ar pakeisti jam kažką, kaip jam seksis, gerai, blogai. Tai va, ryžosi pakeitimus, nuvažiavo į Šveicariją, dirba Ženevos klube, profesionalus klubas labai, tai viskom patenkintas, 100% pasiteisino jo visos mintis, nes buvo eit, neit, kaip kad pagalvos, kas kaip, vienas, taip toliau. Tai va, už draugą laimingas, o šiai dienai sakau ne, bet nežinia, kas bus rytoj. Reikia tau tiesiog aukti ir noriu palinkėti link rinktinės trenerio korpuso. Kur? Jis jau yra tam tikro amžiaus, jau dabar. Ne, tai va, su moterim pasaulio čempionatą laimėjau. Su vyrais dabar reikia tą laimėti. Tai va, kaip žaidėjas laimėjau, kaip treneris laimėjau. Tai dabar žiūrėsim, laimėsim kontinentalinę, gal ir pasiūlymų daugiau bus. Taip. Iš tiesų, dar kartą pakartosiu, kad ši laida buvo tokia pamokanti. Ačiū tau, kad tu atvykai. Ačiū, kad apskritai atradai tokią naują veiklą ir galėjai apie ją taip pasakot. Ir manau, kad tą metodiką, praktiką galėsim ir integruoti ir savo renginiuose. Ir galbūt po šio podcast'o kažkas atras ir tu gausi pasiūlymų arba bent jau susidomėjimų daugiau. Ir aš tau linkiu iš tiesų keisti žmonių gyvenimus į gerą. Kam ko reikia? Kažkam gal reikia tik tai, ramybės, kitam galbūt reikia sveikatos. Sveikatos visiems reikia, bet sėkmės darant gerus darbus. Ačiū labai už gražius palinkėjimus, ačiū, kad pasikvietėt, klausėt, susipažinot, bet taip jo buvo, kaip baigiau ir dingau. Nuo ledo ritulio, nuo visko. Nedingau. Atsiradau, buvo tarpas, suprasti, pakeliauti, pabūti. Vis laik šiaip sakiau, po karjeros, visada norėjau varyti kažkur, kur šilta ir kur vandeninas. Tik nesitikėjau, kad taip staigiai baigsis karjera. Ir aš tada, tai ką žinau, reikia važiuoti, išpildyti tą svajonę. Taip pabuvom su šeima metus laiko, patiko, grojom patirties gyvenimo geros. Patraukė Lietuvą, tai šiaip Lietuvoje mes nuo 18 išvažiavau ir nežiemojau. Tai dabar bus pirma žiema nuo pusė gyvenimo. Pirma. Tai tik parodo, kad gyvenimas keičiasi. ir kad iš tiesų yra gyvenimas po ledo ritulio. Kaip sakant, viskas, kas atsitinka mūsų gyvenime, atsitinka ne šiaip sau. Viskas turi savo priežastį. Būtent. Ir viskas atsitinka ne tam, kad tave nubausti ar tau parodyti, viskas nutinka tam, kad tu labiau paaugtum dar, prastum dalykus, kad ir kokie jie skaudus, bet jie pamokina ir pastumė tave reikiamą. Geras požiūris, aš linkiu, kad kiekvienas iš čia esančių arba klausančių, žiūrinčių tą patį savo prisitaikytų. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir sakau jums iki kito karto. Ate. Ačiū viso.